Dabar daug verslininkų ruošiasi dalyvauti savivaldybių rinkimuose. Gal ketinate ir jūs? Principe ne. Tai kad mes padarėm įmonį skaičiavimus, tai paaiškėjo, kad labiau apsimoka duoti kyšius, negu eiti ten tos rinkimus. Pakloji begalę pinigų ir paskui dar nėra garantijos, kad tave išrinks. Nes tie vargoliai tai neprognozuojami, niekad nežinai, ką ten išrinks. Aš jau paskui palauksiu, kol pasibaigs tie rinkimai, susirasiu kažkokį žmogų ir tiesiai su juo į kontaktą eisiu. Kitaip sakant, pasiūlysite kyšį. Principe taip. Patikrintas metodas. 100 kartų dariau ir suveikė. Ir dar šitame reikale yra ekonomijos. Kažkas nori mažiau, gali pasirinkti, kam mažiau, kam daugiau nešti. Tai tada atsiranda tokia neva tai konkurencija ir sumažėja vidutinis kyšio davimo dydis. Čia apskaičiavau. O nebijote, kad žmogus bus sąžiningas ir kyšio nepaims? Savivaldybei neims kyšio, kur matyta, Jėzu, kaip kyšio gali nepaimti. Tai dar geriausia, kad ateina tie jau nauji, jauni tokie, atsisėda tam savo kabinete, sėdi tokie jau susigūžę, lyg ir nežino, kaip čia tuos pinigus paimti. Tai dar geriau, dvigubai mažiau gali duoti ir tą paims. Aišku, paskui kadencijos galą tai suižulėjo, ponai pasidaro, bet ir vėl rinkimai prasideda, ir vėl iš naujo, ir vėl nauji žmonės. Čia toks, amžinas kyšio gyvybės ratas. Bet būdamas išrinktų į savivaldybę galėtumėte pats rimti, o neduoti kyšius? Imt. Kyšius. Aš, kad imčiau kyšius. Taigi aš milijonierius, ką man tie kyšiai? Verslininkų nėra didesnės gėdos, kaip eiti politiką ir į tos rinkimus. Kodėl? Tai reiškia, kad bankrutuoji. Reiškia, kad nieko nesugebė. Reiškia, kad kyšių net nemoki duoti. Jeigu eini tvarkyti savo reikalų į rinkimus, tai čia jau, iš vis, jeigu jau tokio pamatė, tai jau čia tikrai pats leviausias yra verslininkas. Bet juk dabar į politiką eina ir žvaigždės, ir artistai, ir televizijos veidai. Tai gerai, nuneši kyšį ir dar autografą gauni prie to paties.